visi garsiai. Šaunuoliai, ačiū. Mokėte sveikai gyventi ir judėti. Taigi, pirma beta klasė, aktyvus ir sveikas gyvenimas. Parašiau šūkį, paskaitykim visi kartu žalias raideles. Judėk, gyvenk. Va, pažiūrėsim, ar pirmai betai šitas šūkis tiks ar ne. Klausykitės įdėmiai, nes paskui po pristatymo klausiu jūsų. Paplojam, ateina pristatyti vaikai savo veiklos. Mikrofono reikės kažkam, ar ne? Prašau, ateik. Kam reikės? Prašau. Aktyvus ir sveikas gyvenimas. Problema. Vaikai per mažai sportuoja, tačiau fizinis aktyvumas yra įprotis, o tai ugdyti reikia nuo mažens. Sportavimo įgūdžiai formuojasi vaikystėje ir pirmiausia priklauso, kokį pavyzdį rodo tėvai. Vaikai turi namuose šuniukus, kasdien su tėveliais eina pasivaikščioti, pajudėti, pažaisti su savo augintiniais. Tada atsiranda įprotis judėti gamtoje, nesvarbu koks metų laikas ir koks oras lauke. Jeigu neturi savo augintinių namuose, visada yra galimybė nuvažiuoti į gyvūnų prieglaudą ir pasivaikščioti, pabėgioti, pažaisti, pasimankštinti kartu su prieglaudos augintiniais. Sportas ir saldumynai tai du nesuderinami dalykai, todėl nepirkdami saldumynų sau galima už sutaupytus pinigėlius nupirkti prieglaudos šuniukams ir kačiukams. Visada labai smagu sužinoti ir išmokti naujų fizinių pratimų ar žaidimų. Nukeliavome į Klaipėdos sveikatos biurą. Kartu su sporto specialiste linksmai atlikome apšilimo pratimus, po to žaidėme linksmus žaidimus. Sportuotojai ir žaidime išmoksta valdyti savo emocijas, įveikti sunkumą.
Lankėme sporto klube, Spartukas, žaidėme aktyvius sportinius žaidimus. Šios treniruotės lavina svarbiausias fizinės savybės – vikrumą, lankstumą, koordinaciją, šauklumą, galingumą, greitumą bei ištvermę. Teisingos pratimo atlikimo technikos, susipažinome su įvairiomis sporto šakomis. Išbandėme kopimą virve, tai vienas seniausių fizinių pratimų. Stiprinantis rankų raumenis, judėjimą vaikiškai kojūkai. Vaikščiojimas su kojūkais padeda vystyti balansą, koordinaciją. Žaidėjai semia lietuvišką žaidimą lazdos trynės, pasimatavome savo stiprumą su draugu. Sportavome labai aktyviai ir džiugiai nusiteikę. Dalyvavome Klaipėdos miesto mokinių orientavimosi žygyje Žingsniai Klaipėdai. Keliavome Baltijos jūros pakrantės stiprume sveikos gyvensenos įgūdžius. Susipažinome su orientavimusi sportu, domėjomės gamta, ugdėme tinkamo elgesio gamtoje kultūrą. Esame
disciplinos pagalais, sveikatos ir gyvenimo būdo įpročius, moko vaikus lengviau susitaikyti su laimėjimais ir pralaimėjimais. Mokytojos Fidašiukarinė ir Vilma Savickienė. Ugdomos bendrosios kompetencijos – socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos, komunikavimo, pažinimo, kūrybiškumo, skaitmeninė. Iškelta problema. Ar tikrai sveikatai palanka mityba ir fizinis aktyvumas yra svarbus? Edukacinis užsiėmimas laikrodžių muziejuje. Laikas ir žaidimai. Užsiėmime susipažinome su metų laikais, Saulės sistema, mėnesiais ir kitais įdomiais faktais. Apie laiko schemas. Skaičiavimai, žaidime įvairius žaidimus. Žaidimas planetų paieška atvėrė bet kurį langelį su Saulės sistemos planetos atvaizdu. Turėjome surasti planetos pasikartojantį atvaizdą. Žaidimas Saulės sistema. Naudodami oranžinius arba mėlynus Saulės sistemos planetų skrituliukus stumdėme ant tos planetos orbitos. Žaidimas Zodiako žvaigždynas, 12 keturių spalvų kamuoliukų reikėjo nustumti į tos pačios spalvos Zodiako žvaigždyną duobutę. Žaidimas Valandų mūšis. Žaidimo valanda buvo padalinta į dvi dalis. Centre esantis vartai skyrė dieną nuo nakties. Žaidėjai turėjo kuo greičiau praridenti 12 kamuoliukų pro laiko vartus. Žaidimas metai turi. Žaidimo metų žaidėjas turėjo ledų padėtą kamuoliuką nuridenti, kad įkiltų į tos spalvos angą, koks yra kamuoliukas. Žaidimas savaitės dienos, jo metu reikėjo 7 rutuliukus savaitės dieną nuridenti į tam tikrą savaitės dienos angą. Žaidimas metų laikai. Žaidėjai 12 spalvotų žiedų atitinkančių mėnesius stengiasi pataikyti ant atitinkamų metų laikų mėnesių. Žaidimas minutė po minutės stačiakampio taikinio pagrinde arabiškais ir romėniškais skaitmenimis sužymėtos valandos ir minutės. Turėjome žaidimui skirtus skrituliukus ir pataikyti ant tokių pačių žymų. Edukacinis užsiėmimas Kultūrų parke. Surask kultūrą. Susipažinome Kultūrų parko ir senųjų miesto kapinių istoriją. Parankos kalvelė. Sužinojome, kad kapinės buvo
metų juose palaidota apie 40 000 žmonių. Skulptūrų parkas įkurtas prieš 48 metus. Šiuo metu ten galima pamatyti 116 nuostabių skulptūrų. Kartu su gidė ieškojimo skulptūrų aptarėme, ieškojimo pagamintus. Įsiminėme nemažai jų pavadinimų. Patiko skulptūros šeima, 12 brolių, atostogos į kelionę, Martynas Mažvydas, katė Aras. Praktinis darbas mokyklos laboratorija. Išmokome matyti, ko yra maisto produktuose, angliavandenių ar riebalų. Ant skirtingų produktų lašinome jodo produktai, kurių sudėtyje buvo krakmolo, jodo lašelis tapo mėlynos spalvos. Įdomiausia stebėti, kaip vienoje lėkštelėje užlašinus jodo ant obuolio jis pakeitė spalvą. Mokytoja mums paaiškino, labai sunokus obuoliui jo kliukas virsta krakmola. Išsiaiškinome, kad kai valgome per daug cukraus, jis galime virsta riebalais. Paskaita praktinis darbas, sveika mityba, sveikatai palankus užkandžiai, mokyklos visuomenės sveikatos specialistė įdomiai papasakojo mums apie sveikos ir subalansuotos mitybos svarbą mūsų organizmui. Užsiėmimo metu atsakinėjome į klausimus, ar reikia valgyti pusryčius, kiek stiklinių vandens per dieną naudinga išgerti, kiek daržovių ir vaisių porcijų per dieną yra svarbu suvalgyti, kurią lėkštės dalį turi sudaryti daržovės, aptarėme sveiko maisto piramidę. Praktinio užsiėmimo metu tapome tikrais virtuvės šefais. Mokėmės naudodami peilius supjaustyti vaisius, vėrėme juos ant pagaliukų, taip paruošėme skanų ir sveiką vaisių desertą. Naudojant vaisius ir jogurtą galima paruošti labai skanų vaisių salotas buvo tikrai gardu. Tokias salotas gamina su beveik. Edukacinis užsiėmimas Pilies muziejuje. Viduržemių pramogos. Jo metu susipažinome su Klaipėdos pilies įgulos ir miestiečių gyvenimu, jų pramogomis, kasdienybė. Sužinojome, kad Memeli miestas įkurtas prieš 500 metų. Muziejuje susipažinome su Klaipėdos įkūrimo istorija, pasimokėme žaisti keletą senovinių žaidimų, kuriuos vaikai mokėjo žaisti jau prieš kelis šimtus metų. Žaidimas taiklumui, žiedų metimas. Jo metu runginas, kurio ranka taiklesnė. Smagus žaidimas, kurio metu turėjome velnis išmušti riteris. Svarbu buvo apsaugoti karalių.
žaidimas rankų miklumas. Kas greičiau pagaliukų susuka virvelę iki mazgo tampa laimėtoju. Jurando tingumo centras. Grupinės treniruotės. Susipažinę su sveikatingumo centru išklausę trenerių instruktažus mokėmės teisingai derinti judesius ir su kvėpavimu. Kiekvienas gavome pakankamai dėmesio ir individualios priežiūros, tuo pačiu mokėmės bendrauti, judėti grupėje, laikytis taisyklių. Išvados: žaidimai vaidina bendravimą, kūrybiškumą, o taisyklių laikymosi ir komandinio darbo. Sveika mityba, fizinis aktyvumas ir žaidimai svarbūs vaikystėje. Apibendrinant, tvirtai teigiame, valgyti sveiką maistą, daug judėti ir žaisti yra labai svarbu. Tai padeda mums augti stipriems, sveikiems ir laimingiems. Sveika mityba veikia savijautą. Paskaitykim. Mūsų klasės pradinės tiriamosios tema yra kaip judėjimas ir sveika mityba veikia mūsų savijautą. Kiekvieną rytą mes pradėdavome ryto mankštą, tai šokdami, tai sportuodami. Sveiką mitybą. Ėjome į parduotuvę ir patys pirkome sveikus produktus. Klasėje sukūrėme sveikos mitybos bobutę, kuri mums padėjo suprasti, kurių produktų reikia valgyti daugiau, o kurių mažiau. Sveikus užkandžius, sumuštinius, skanėstus ėjome į edukacinius užsiėmimus, kuriuos sportavome su didelė lemta.
supratome, kad ryto mankšta padeda mūsų kūnui pabusti, suteikia daug jėgų, o sveika mityba padeda mums užaugti stipriai ir mažiau sirgti. Ačiū. Antros alfa praktinė tyriamoji veikla judėjimas ir mes. Mes jums papasakosime, kuo tai susiję. Antra alfa ir antra B klasės. Šie šaunūs mokiniai bityne susipažino su mūsų gyvenimu. Jie sužinojo, kad mes gyvename įvairiose, o mus globoja žmonės. Jie stebi, ar netrūksta mums maisto, daro avilius. Antrokai bityne žinojo, kaip ir iš kokių augalų mes renkame nektaro ir kaip iš nektaro pagaminame medų. Šaunieji mažvidiečiai bityne nektaro iš kurių išsuko medų. Sodybos šeimininkai ir mes, darbščiosios bitelės, vaišinome vaikus medumi, balta duona ir pienu. Ar gardus buvo medus, vaikai? Taip, gardus. Dirbdami grupėmis rinkome informaciją apie vabzdžius. Surinktą informaciją pateikėme plakatuose. Kuriuose plakate skraido daug vabzdžių. Vabzdžiai tai judrūs gyvūnai. Jei vabzdžiai nejudėtų, turbūt neišgyventų. Žmogui judėjimas dar svarbesnis. Mes vykome į sporto klubą. Ten įsitikinome, kad sportuoti ne tik sveika, bet ir Susipažinome su žymiausiais Lietuvos čempionais. Ar žinote, kad olimpinio ir pasaulio čempiono ūgis net 2,21 cm, o Lietuvos Galiūnas Žilvinas Savickas sveria 180 kg. Sužinojome, kad pasaulio Europos čempionė plaukė Rūta Meilutytė treniruotis pradėjo nuo 6 metų ir 15 metų tapo čempionu. Klasėje mes žiūrėjome filmą Gelio širdis. Supratome, mūsų jaudino ypatingo berniuko Juozapo istorija. Supratome, kad nevalia šaipytis ir tyčiotis iš ypatingų vaikų. Juozapas labai mylėjo
mus pakviečia susipažinti su miesteliu ir pajūryje patyrinėti vabzdžius. Mes buvome regioninio pajūrio parko direkcijai, ten žiūrėjom filmukus apie karklę, apžiūrėjome akvariumus, turėjome edukaciją, sužinojome daug faktų. Ar jūs žinojot, kad pajūryje buvo rastas tikras mamuto kaulas? Buvo tikrai nuostabi diena. Susipažinome, kaip galima naudotis dirbtiniu intelektu. Jam uždavėme klausimą, ko susiję vabzdžių judėjimas ir mes žmonės. Tai gavome atsakymą, kad robotukai ir dronai yra sukurti stebint vabzdžius. Tai mes įsitikinome, kurdami algoritmus Blue Bot robotuką ir stebėdami dronus, radome daug panašumų. Aštuntokai mums parodė dronus ir galėjome juos paskraidinti. Antros alfa klasės praktinė tiriamoji veikla vabzdžių judėjimas ir mes įvykdyta. Sveikas maistas man gardus, ausiu sveikas ir švarus. Rengė antros beta klasės mokiniai ir mokytoja Vilma Bočkienė. Tikslas – ugdyti mokinių asmeninius sveikatos tausojimo ir socialinius įgūdžius, rengiant juos sveikam gyvenimo būdui už mokyklos ribų. Uždaviniai. Mokiniai suvoks sveikatą kaip vertybę, supras atsakomybę už savo ir kitų sveikatos tausojimą, ugdysis sveikos gyvensenos nuostatas, formuojant sveikos mitybos įgūdžius ir įpročius bei aktyvumams fiziniam judėjimui. Ugdysimės šias kompetencijas – pažinimą, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, komunikavimą, kūrybiškumą, skaitmeninę. Problema. Mūsų klasėse mokiniai valgo labai mažai daržovių. Mokytoja pastebėjo, kad gegužės 20 dieną 0 vaikų įsidėjo daržovių. Gegužės 26 vienas įsidėjo daržovių. Gegužės 27 0 vaikų įsidėjo daržovių pietų metu. Laukiamas rezultatas, bent pusė klasės mokinių pamėgs daržovės ir jų įsidės į savo lėkštę pietų metu. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė mums pasakojo apie sveikatai palankią mitybą. Turėjome atlikti praktinę užduotį. Atsižvelgiant į sveikatai palankios mitybos rekomendacijas, iš lėkštėje nupieškite patiekalą, kurį norėtume valgyti artėjančią savaitgalį. Taigi, kibome į darbą ir mums puikiai pavyko. Praktinė tiriamąją veiklą integravome anglų kalbą, praturtinome žodyną sveikos gyvensenos temą, taisyklingai tarėme žodžius apie sveiką maistą ir produktus, perskaitėme tekstą apie mėgstamą maistą, jį supratome, palyginome pusryčius Lietuvoje ir Anglijoje. Sugrupavome ir palyginimo maisto produktus healthy and unhealthy food. Susipažinome su sveiko maisto piramide, dalyvavome žodžių mūšyje apie sveikatą, sveiką, nesveiką maistą. Atlikome interaktyvias užduotis, suskirstėme produktus į maisto grupės, naudodami programėlę, dalyvavome viktorinoje, balsavome už patikantį vaisių. Ieškojome atsakymų į klausimą, ar sveika mityba turi įtakos žmogaus gerai savijautai. Dalyvavome apie sveiką mitybą, žaidėme judriuosius žaidimus ir atlikome atsipalaidavimo
chemijos laboratorijoje atlikome eksperimentą angliavandenių riebalų nustatymas maisto produktuose. Riebalus nustatėme priglaudė popierinę servetėlę prie maisto produktų. Nuo riebalų turinčių produktų ant servetėlės liko dėmė. Tirpalas užlašintas ant maisto produktų turinčių angliavandenį pajuda. Atlikome tyrimą, ar aš geriu sveikus. Kiekvienas vaikas, kai apskaičiavo savo mėgstamiausią gėrimą cukraus kiekį, gramais atsineštame buteliuke skardinę pakelį ir tą kiekį pasvėrė svarstyklėmis. Rezultatai mus nemaloniai nustebino. Parodykit vaikai, kiek cukraus yra, žiūrėkit, jūsų mėgstamuose gėrimuose. Taip, ypatingai daug Coca-Cola yra, Fanta, Sprite, taip, kad žinotumėt, tiesiog vaizdžiai rodo. Kiekvienam buteliuke tiek, kiek maišelyje yra cukraus, tiek yra vienam buteliuke cukraus. Šiomis keliavome į Klaipėdos miesto savivaldybę, į Imanuelio Kanto Veršiosios bibliotekos Kalnupės padalinio vaikų centro Žulikas. Ten dalyvavome 1–4 klasių moksleiviams skirtoje edukacijoje subalansuota mityba vaikams. Dovanų gavome užduočių knygeles. Jose atlikome užduotis apie sveiką mitybą. Klasėje susiskirstėme komandomis ir gaminome sveikuoliškus kokteilius ir jais vaišinome klasės draugus. Kokteilius su uogomis. Kas kokteilis? Drobinė vaisių kokteilė. Kokteilis su mineraliniu vandeniu, žaliąja citrina. Visus kokteilius išragavę rinkome skaniausią kokteilį. Atlikome apklausą, užrašėme rezultatus ir nupiešėme diagramą. Mano mėgstamiausias kokteilis. Mėgstamiausiu kokteiliu tapo kokteilis su uogomis. Į savo veiklas integravome inžineriją, dailę ir technologiją. Gaminome mitybos piramides. Ėjome į netoliese esančią parduotuvę, susiskirstėme grupelėmis, pasidarėme sąrašą produktų, nusipirkome sveikuoliškiems sumuštiniams gaminti. Ugdėme savo fizinį raštingumą, patys atsiskaitėme savitarnos kasoje grynaisiais pinigais. Susiskirstę grupėmis gaminame sveikuoliškus sumuštinius. Vaikiškus sveikuoliškus sumuštinius sumuščius. Vaikiškus sveikuoliškus sumuštinius varškę, bananais ir riešutų sviestu. Vaikiškos sumuštinis. Vaikiškos sveikuoliškos sumuštinis su kalakutiena ir sūriu. Sumuštinis pristatėme klasės draugams. Sumuštinius ragavome, buvo tikrai skanu ir sveika.
mėgstamiausią sumuštinį. Atlikome apklausas, surašėme rezultatus ir nubraižėm diagramą. Mėgstamiausias sumuštinis tapo sveikuoliškas sumuštinis su kalakutiena ir sūriu. Rinkome sumuštinį. Kiekviena grupė pristatė savo sumuštinio ingredientus. Kuo vienas ar kitas produktas yra naudingas sveikatai. Balsavimo būdu sveikiausių sumuštinių išsirinkom sveikuolišką sumuštinį su kalakutiena ir sūriu. Ėjome į Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biurą, ten darbuotoja mums skaitė paskaitą, valgome sveikai, augame sveiki. Atlikome ir praktinės užduotis. Skaičiavome ir svėrėme, kiek cukraus turi saldumynai ir vaisiai. Gautus rezultatus palyginome. Po visų veiklų mokytoja vėl atliko stebėjimus ir išsiaiškinome, kad pirmą 11 mokinių įsidėjo daržovių į savo lėkštę ir suvalgė. Antrą dieną 11 vaikų įsidėjo daržovių į savo lėkštę ir jas suvalgė. Trečią dieną 12 mokinių įsidėjo daržovių į savo lėkštę ir jas suvalgė. Pažiūrėkite, koks dabar spalvingas ir skanus mūsų maistas. Valgykite jūs daugiau daržovių, būsite sveiki žvalūs. Ačiū už dėmesį. Thanks. Praktinė tyriamoji veikla Sportuok sveikai parengė Martyno Mažvydo progimnazijos 2 A klasės mokiniai, mokytoja Sigita Drungilienė. Tikslas – didinti vaikų fizinį aktyvumą ir skatinti sveiką gyvenseną. Analizavome problemą nepakankamai rūpinamasi savo fizinę sveikata ir gera savijauta. Aptarėme projekto veiklas, atlikome apklausą ir išsiaiškinome, kad iš 20 klasės mokinių tik 10 aktyviai sportuoja, lanko įvairius sporto būrelius arba mankštinasi namuose. Peržiūrėję edukacinį filmuką vaikų sveikatos stiprinimo tema, diskutavome, koks fizinis aktyvumas yra pakankamas ir mokome naujų pratimų. Dirbdami poroje sukūrėme ir pristatėme klasės draugams plakatus tema, kokia fizinė veikla palankiausia sveikatai. Su aplinkos mokytoja Vaida diskutavome apie sportą, judėjimo svarbą ir naudą, susipažinome su įvairiomis sporto šakomis ir fizinio aktyvumo formomis lauke gamtoje patalpoje. Įvardinome ir taisyklingai ištarėme sporto šakas anglų kalba. Dirbdami poroje sudarėme minčių žemėlapį ir sugrupavome sporto šakas, žaidėme judriuosius žaidimus anglų kalba, atlikome saugiai ir tinkamai fizinius atsipalaidavimo pratimus, lavinančius skirtingas raumenų grupes ir fizines
lankstumą, ištvermę, koordinaciją. Vykome į Klaipėdos sporto klubą Startukas. Dalyvavome fizinio aktyvumo edukacijoje, lietuvių liaudies sportiniai žaidimai. Atlikome įvairius apšilimo pratimus. Labai patiko vyrosios kopėtėlės. Žaidėme šios lietuvių liaudies žaidimus. Virvės tempimas, lazdos traukimas, lazdelės pardavimas, veiklumo užduotis, iščiojimas kojūkais, lipimas virve, lazdos stūmimas, estafetės su mašinėlėmis. Edukacijos pabaigoje atlikome nusiraminimo pratimus, aptarėme smagias veiklas, džiaugiamės puikia savijauta. Keliavome į Klaipėdos fizinio aktyvumo akademiją. Dalyvavome edukacinėje veikloje. Lietuvos sporto pasiekimai interaktyviai. Diskutavome, kodėl svarbu sportuoti, ką reikia daryti, kad taptum čempionu. Sužinojome įdomios informacijos apie Lietuvos sportininkus. Galiūną Žydrūną Savicką, krepšininką Arvydą Gorį, plaukikę Lutytę, disko metiką Virgijų Alekną. Bendradarbiaudami ir siekdami bendro tikslo atlikome komandines užduotis. Susiskirstę į komandas, mėgavomės aktyvia fizinė veikla, žaidžiame interaktyvia lenta. Apsilankėme sveikatingumo studijas Auksinė Vincė. Organizuotame edukacinėme užsiėmime joga ore. Linksmai mankštindamiesi su specialia juosta atlikome apšilimą visoms raumenų grupėms. Mokėmės taisyklingo kvėpavimo, jogos pozicijų, asanus, teisingo atsipalaidavimo, medituoti, sutelkti dėmesį. Lavinome koncentraciją, lankstumą, laikyseną, pusiausvyrą. Juostos pagalba kabėjome ne tik aukštyn kojomis kaip vežimiukai, bet ir sukomės ir skraidėme link supynėse. Tai joga, akrobatika ir gimnastika viena. Ne tik smagia mankšta, bet ir po jos mūsų lydėjo gera savijauta ir puikia nuotaika. Dalyvavome edukacinėje programoje, tampa olimpiniais čempionais. Diskutavome apie sportininkų savybes, sužinojome apie olimpinę simboliką. Supažindino su priemonėmis, kurios būtinos laipiojomis. Ir kiekviename sporte pirmiausia atlikome apšilimo pratimus. Mūsų laukia daug ištvermės, susikaupimo, kritinio mąstymo ir jėgos reikalaujančios aktyvios pramogos. Lipimas maža siena, džiunglių mažas, boulderingo salė, lipimas aukštąją sieną. Net neabejojame, laipiojimas uolomis taip pat skatina fizinį aktyvumą, gerina savijautą ir stiprina pasitikėjimą savimi. Žinodami, metai ypač naudingas judėjimas gryname ore, išsiruošėme į žygį Melnragė Giruliai. Išbandėme savo jėgas keliaudami miško, linksmai pasportavę žaidimo aikštelėje, aktyvų judėjimo džiaugsmą patyrėme prie jūros. Laiptais bėgiojame, rinkome akmenukus. Truputį jausdami nuovargį, bet vis dar fiziškai aktyvus ir puikia nuotaika baigėme žygį. Antros A klasės mokiniai žino.
Sportas padeda būti sveikiems ir stipriems. Sportas moko nepasiduoti. Sportas daro mus laimingus. Padeda mokytis. Sportas padeda susirasti draugų. Uždėmės. Bičiuliuka, gamtai ir žmogui. Parengė 2 B klasės mokiniai ir mokytoja Dalia Stribienė. Tyrimo tikslas – sužinoti, kodėl bitės yra svarbios gamtai ir žmogui. Uždaviniai – išsiaiškinti, kaip atrodo bitė ir kur ji gyvena. Sužinoti, ką bitės veikia gamtoje, kokį darbą atlieka. Išmokti, kaip bitės padeda augti augalams ir žmonėms gauti maisto. Supažindinti klasės draugus su įdomiais faktais apie bites. Kaip atrodo bitė? Galvos priekyje yra 2 antenos, visi įvairūs jutimo organai. Šonuose didelės sudėtinės akys, sudarytos iš paprastų akelių, o viršugalvyje 3 mažos paprastos akelės, reikalingos išskirti daiktų kontūrus ir spalvų bei atspalvių įvairovę. Apatinėje galvos yra straubliukas, kuriuo bitė pasiekia giliai žiede esantį nektarą. Bitės turi 3 kojų. Dauguma laukinių bičių žiedadulkės gabenasi ant pilvelio tarp ir išsišakojusių plaukelių. Medunešių bičių užpakalinėse kojose yra žiedadulkių krepšeliai. Kur gyvena bitė? Bitė savo gyvenime kaip žmonės turi namus, kuriuose gyvena, augina vaikus, saugo maisto atsargas, ilgas metų laiku. Tie namai vadinami bičių lizdu. Bitės paplitusios visame pasaulyje, išskyrus Antarktidą. Dauguma bičių rūšių yra pavieniai gyvūnai, lizdus ir įkuriantys žemėje, medžiuose ir kitose vietose. Medunešių bičių kapės genčiai priklausančios. Bitės gyvena bendruomenėmis ir gamina medų. Ką bitės veikia gamtoje? Bitės apdulkina augalus, pernešdamos žiedadulkes, taip padėdamos augalams daugintis ir duoti vaisių bei sėklų. Bitės apdulkina augalus, kurie yra maisto šaltinis daugeliu kitų organizmų, įskaitant vabzdžius, paukščius ir žinduolius. Bitės padeda įvairias augalų rūšis, kurios be jų gali išnykti. Bičių sveikata yra rodiklis apie aplinkos būklę. Sumažėjęs bičių skaičius gali signalizuoti apie aplinkos problemas. Bičių nauda žmogui. Bitininkystėje auginamos bedudešės bitės, kurios gamina medų ir kitus produktus, tokius kaip vaškas, bičių pienelis, propolis ir bičių žiedadulkės, kurie naudojami kulinarijoje, medicinoje ir kosmetikoje. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. Edukacija žinome, kaip lietuvininkai prižiūrėjo bites, sukdavo medų ir gamino vašką. Štai pirmoje nuotraukoje matome, kaip mes nusifotografavome prie Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus. Antroje nuotraukoje mes galėjome pamatyti bičių sulipdytą vašką bei jį pauostyti. Trečioje nuotraukoje matome senovinį bičių avilį. Ketvirtoje nuotraukoje mums buvo suteikta galimybė patiems pasidaryti žvakę iš bičių pikio. Faktai apie bites. Bičių motinėlė gyvena net 4-5 metus, o bitės darbininkės tik 30-40 dienų. Viena bitė darbininkė pagyvena 1,5 karto apskrieja žemės rutulį ir pagamina
gali skristi iki 25 km/h greičiu ir suplasnoti 200 kartų per sekundę. Bitė darbininkė turi apie 170 kvapams jautrių receptorių. Kadangi bitės nemoka kalbėti, jos išrado neįprastą šokį. Bičių šeimoje gyvena 20–80 tūkstančių bičių darbininkų ir tik viena motinėlė. Bitės darbininkės nemiega. Bitės darbininkės nemiega. Naktimis jos ilsisi tiesiog neįdėdamos. Medus yra vienintelis valgomas produktas turintis savyje visko, ko reikia gyvybės palaikymui. Kuo medus tamsesnis, tuo jis turtingesnis. Turi daugiausiai antioksidantų. Bitės nuodai stipresni už kalbas. Bitės darbininkės turi 2 skrandžius. Vieną maitinimuisi, o kitą nektaro kaupimui. Ačiū už dėmesį. Kaip planuoti savo dienotvarkę? Pristatome praktinį tyrimą apie sveiką gyvenimo būdą. Sužinosite, kodėl svarbi dienotvarkė ir kaip ji padeda. Darbą parengė 3 A klasės mokiniai. Kodėl svarbi tvarkinga dienotvarkė? Laiko planavimas padaro geresnės tvarkytą lauką kokybę. Geresnės mokymosi rezultatų. Sveikata rekomenduojama praleisti 3,5 valandos lauke. Teisės ir pareigos svarbu rasti balansą tarp poilsio ir darbų. Kiek reikia naudoti 10 metų laikui? Prašau, atsakykite. Pakelkite rankas, kas žino. Domai. Teisingai. Miego trukmė. Rekomenduojama miegoti 9–11 valandų per naktį. Miego svarba. Smegenų vystymasis, miegas. Miego trukmė. Rekomenduojama miegoti 9–11 valandų. Miego svarba. Smegenų vystymasis, miegas padeda mokytis ir gerinti atmintį. Emocinė sveikata. Geras miegas padeda geriau tvarkytis su emocijomis ir stresu. Fizinis augimas. Fizinis augimo hormonas aktyviausiai išsiskiria miego metu. Daugiau energijos, gerai pailsėję, vaikai geriau susikaupia, turi daugiau energijos dienos metu. Kuriame savo dienotvarkę ir lyginame su žymaus futbolininko Lionelio Mesio dienotvarke. Laikantis režimo galime greičiau pasiekti savo užsibrėžtų tikslų. Tyrimas. Kiek sportuojate per savaitę? Aktyvumas. Atsistokite, prašau, kas bent 1 valandą kasdien aktyviai vaikščiojate, važiuojate, dviračiu bėgate. Ačiū, galite atsisėsti. Sporto užsiėmimai. Atsistokite, prašau, kas lankote užsiėmimus 2–4 dienas. 2–4 dienas. Ačiū, galite atsisėsti.
sportinės veiklas, nes turėjome sportinės varžybas linksmosios estafetės su 3 A klasės mokiniais. Esame dėkingi už tokią galimybę. Prakaitą liejome ir Jurandos sveikatingumo centre. Sportas sveikata. Nepamirškite kasdien judėti. Vandens svarba ir kiek jo gerti. Nuolatinis gėrimas. Svarbu gerti vandenį visos dienos metu. Rekomenduojamas kiekis 5-8 stiklinės per dieną. Sveikatai. Tyrimo stebėjimas. Kuo daugiau sportuoji, tuo daugiau reikia gerti vandens. Sveika mityba kasdien. Maitinimosi režimas. Valgyti kas 3-4 valandas. Sveiki produktai. Įtraukti daug vaisių, daržovių, grūdų produktų. Riboti saldumynus, vengti daug cukraus ir gazuotų gėrimų. Valgiaraštis. Laikytis pavyzdingo valgiaraščio. Svarbiausia puikus receptai. Tada ne tik sveika, bet ir skanu. Bendradarbiaujant kyla vidinė motyvacija. Buvo taip kartu, jog nusprendėme nudžiuginti ir kitus. Pavaišinome ir savo kaimynus pirmokus. Reikia planuoti ir žiūrėti asmeninę higieną. Plauti rankas prieš valgį ir po lauko veiklų. Valyti dantis ryte ir vakare kasdien. Reguliariai maudytis 2-3 kartus per savaitę. Palaikytis švarų, praustis kasdien. Aplankėme Palangos Birutės parką, Palangos gintaro muziejų, Birutės kalnų, Baltijos jūrą. Išsaugojome monogramas, suradome reikšmingas parko statulas, apžiūrėjome ekspozicijas ir sustatėme smėlio pilis. Rezultatai. Tyrintis parodė, kad geriausiai 3 A klasės jautėsi laikantis dienotvarkės. Svarbiausia pailsėti, sveikai maitintis, sportuoti, rūpintis higiena. Mokiniai planuoja kiekvieną savaitę tobulinti sveikos gyvenimo įpročius. Šią savaitę tobuliname socialinį, emocinį ir sveikos gyvensenos, komunikavimo, pilietiškumo, pažinimo, kūrybiškumo, kultūrinio kompetencijas. Gyvenimas yra kaip važiavimas dviračiu. Kad išlaikytum pusiausvyrą, turi judėti pirmyn. Albertas Einšteinas. Ačiū už skirtą laiką.
Košytė surinkta iš laukų, kas? Kalbėjome apie medaus sudėtį. Įdomius faktus apie bites. Kaip atsiranda medus? Kiek suteikia energijos žmogui judant? Edukacija su bitininku Jonu Abraomu iš Kretingos. Sužinojome apie bičių vašką, pikį, duoną, pienelį. Naudą žmogaus organizmui. Medaus rūšis. Rūšių atskirimą ragaujant. Turėjome svečių, mūsų veiklą stebėjo mokytojas iš Šiaulių ir Marijampolės. Aplankėme Lietuvos muziejų, dalyvavome edukacijoje bitininkystė Klaipėdos krašte. Supratome, kaip suranda bitės kelią į namus. Ar ilgai jos gyvena? Koks avilių tipas buvo vienas populiariausių Klaipėdos krašte. Degustavome medaus produktus klasėje. Atlikome bandymus su medumi. Pažiūrėkit, koks buvo geras tyrimas. Ką jūs čia matote? Vaikas garsiai, ką matote? Vykome prie Baltijos jūros, fotografavome augalus esančius prie jūros ir stebėjome, bitės renka nektarą. Sportavome. Linkime sveikatos ir geros nuotaikos. Saldus ir sveikas gamtos stebuklas. Tai trečia kartą pakelkit rankytes taip, jeigu sutinkat su šituo šūkiu. Taip, gamtos stebuklas. Kaip jūs manot, vaikai, kodėl gamtos stebuklas medus? Kodėl gamtos? Nes bitės yra vabzdys ir jos gamina medą. Taip, gamtos dalis, ne? Na, gal klasė šito neminėjo, bet klausimas tada visiems. Kaip, kokioj vienoj šaly, vienam žemyne negali gyventi bitės? Visam pasauliu bitės gali, bet va ten ne. Kur ne? Antarktidoje. Kaip, nes? Kaip manai, kodėl? Nes ten šalta. Žinoma, kaip jos ledynose gyvens, ne, gyvi bitės, kai kailinukų neturi. Kągi, ačiū trečiai betą, keliaujam žiūrėti toliau. Oi, kaip skaniai tas medus čia atrodo, ar ne? Viskas toks dalykėlis. Paskaitykite. Laikas savo suverena. Oho, kaip čia dabar bus, žiūrėkime. Praktinė tyriamoji veikla. Kaip planuoti savo dienotvarkę? Problema. Kaip tinkamai planuoti dienotvarkę? Uždaviniai. Sukurti savo dienotvarkę. Palyginti ją su žymaus futbolininko Lionelio Mesio dienotvarke. Dalyvauti linksmųjų estafečių varžybose kartu su 3 alfa klase. Pasigaminti sveikuolišką kokteilį ir grupėse parengti plakatą Mano sveikuoliškas kokteilis. Apsilankyti Jurando sveikatingumo centre. Nuvykti į Palangos gintaro muziejų. Ką reikia žinoti trečiokui?
Miegas labai svarbus poilsiui 9–10 metų vaikui. Rekomenduojama miegoti 9–11 valandų per naktį. Vaikams patariama judėti ar sportuoti ne mažiau kaip 3 valandas per dieną. Rekomenduojamas vandens kiekis per dieną 1,5 litro. Nepamiršti atlikti savo pareigas namuose ir mokykloje. Maitintis sveikai kas 3,5–4 valandas. Vengti saldumynų ir limonado. Valgyti be ekranų. Būti gryname ore. Kokia mūsų dienotvarkė? Ja pavaizdavome skritulinę diagramą. Apskritimą dalijame į 24 dalis, kaip ir para turi 24 valandas. Pažymėjome, kiek valandų skiriame paros veikloms. Suskaičiavome savaitės duomenis. Per parą vidutiniškai miegame 19 valandų, mokomės 4 valandas, žaidžiame ir sportuojame gryname ore 3–4 valandas, valgome 1–2 valandas, atliekame savo pareigas 1 valandą, žaidžiame kompiuteriu 1 valandą, skaitome knygą 1 valandą. Labai patiko gaminti kokteilius. Puošėme juos citrinomis, braškėmis, šilauogėmis. Buvo gardu ir smagu. Grupėse kūrėme sveikuoliško kokteilio receptą ir gaminome plakatą. Kiekviena grupė pristatė savo sukurtą darbą, sveikuoliško kokteilio receptą. Štai vyšnių ir arbūzų kokteilio receptas. Šį plakatą padarė Akvilinos grupė. Jūs matote bananų ir mangų kokteilio receptas. Štai. Jį sukūrė Žygimanto grupė. Tai yra arbūzų ir mandarino kokteilio kokteilis. Jį pagamino Sinara grupė. Štai yra kivių ir granatų kokteilio receptas. Jį pagamino Gretos grupė. Štai plakatas. Smagu buvo parinktyniauti linksmosiose estafetėse su 3 alfa klase. Domėjomės žymaus futbolininko Lionelio Mesio dienotvarkę. Lyginame Lionelio Mesio dienotvarkę su savo dienotvarke anglų kalba. Padarėme išvadą. Skirtumai. Žymaus sportininko dienotvarkė intensyvesnė sporto srityje. Jis per dieną treniruojasi 5 valandas, o mokiniai 5 valandas per savaitę. Jis per parą miega 2 kartus. Naktį 9 valandas ir dieną 2 valandas. Panašumai. Sportininkas ir mokiniai užmiega ir keliasi panašių. Miego trukmė per parą 10–11 valandų. Lankėmės Jurando sveikatingumo centre. Skaičiavome, kiek netekome kalorijų. Aš netekau 370 kalorijų, Domantas 308 kalorijas, o kiti mokiniai mažiau. Vaikščiojome viena gražiausių Šiaurės Europoje Palangoje esančių parkų. Lankėmės grafų Tiškevičių rūmuose. Dabar čia Gintaro muziejus. Tyrinėjome gintaro savybes. Gintaras lengvesnis ir šiltesnis nei akmuo. Patyrinėję gintaro dulkeles užuodėme sagų kvapą. Gintaras dega smilksta. Gintaras buvo naudojamas liaudies medicinoje. Šio organinės kilmės mineralu buvo malšinamas ausų, akių, skrandžio ir dantų skausmas. Jo gydė reumatą.
Susipažinome su unikaliais gintaro eksponatais. Sužinojome, kaip atrodė grafai. Grafas Feliksas Tiškevičius, grafienė Antanina Tiškevičienė. Smagiai praleidome laiką jūros. Supratome, kad dienotvarkė leidžia palaikyti fizinę sveikatą, reguliarią mitybą ir gerą nuotaiką. Brazilų futbolininko Pelé mintis sportas išugdo gerą kūną, o kartu ir gerą širdį. Liaudies išmintis. Valgyk sveikai, judėk smagiai, gyvenk laimingai. Dėkojame už dėmesį. Kelkite rankytes taip arba taip, tiesiog įvertinkite. Matau visokių, taip, labai puiku, dėkui. O dabar noriu klausti žiūrovų, su kuo ši klasė lygino savo dienotvarkę? Su kuo? Dabar turiu matyti, kur klasė yra. Čia jūs esate trečia, dabar atsakinėti negali. Ne, nesu trečia, su kokio žmogaus dienotvarkė? Futbolininko Lionelio Mesio. Va, tai jis sportininkas, ar ne? Dienotvarkė, na, kaip ir matėte, tikrai skiriasi. O dabar dar noriu paklausti. Grupėse mokiniai kūrė ir jums rodė ką? Kas tam plakatuose buvo? Kas tam plakatuose buvo? Rodė jums, ką kūrė? Kur rankytė žiūrovų? Taip. Gėrimus, kad dar kitaip galim pavadinti. Kokteilius, ar ne? Ir jie buvo pagaminti iš ko? Iš vaisių šitie kokteiliai buvo pagaminti. Na ir pabaigai noriu paprašyti atsistoti tų, jau ir su trečia klase, kurie valgo namuose be ekranų. Jeigu valgote namuose be ekranų, ką tai reiškia? Dedu telefoną, nežiūriu televizorius, tik tai valgau. Atsistokite, jeigu darote taip. Nenaudojate ekranų, kai valgote. Šaunuoliai, o kitiems reikia apie tai pagalvoti. Ačiū. Atsisėskim, paplokim trečiai klasiai. Paplokim šitą šaunuolius. Ar jūsų dėmesio ir ausyčių rankyčių reikės trečios B klasės pristatymui? Jie kalbės apie cukrų. Paskaitykim kartu šūkį. Cukrus. Ir paprašysime trečios B. Mes papasakosime šiandien apie praktinę tiriamąją veiklą ir mes papasakosime apie cukraus kepimą. Ar jūs žinote, kas yra baltymai? Baltymai padeda augti, stiprėti ir taiso kūno dalis. Kai susiždžiam arba vargstame, jų iš viso yra mėsoje, žuvyje, kiaušiniuose, pupelėse, riešutuose. Baltymai tai kaip plytos, kurios padeda statyti mūsų kūną, o raumenis, odą, plaukus. Angliavandeniai suteikia mums jėgų, jo galėtume žaisti, bėgioti ir mokytis. Angliavandenių galime rasti bulvėse, ryžiuose, košėse ir vaisiuose. Angliavandeniai lyg benzinas automobiliui, be jų mes neturėtume jų. Angliavandeniai skirstomi į dvi dalis – sudėtinguosius ir paprastus. Sudėtingieji yra tie, kurie suteikia energijos ilgam, o paprastieji trumpam. Riebalai padeda kūnui išlikti šiltam, saugo organus ir padeda pasisavinti svarbias medžiagas. Riebalus galima rasti bulvėse, duonose, košėse, vaišiuose. Riebalai taip kaip šiltas sunkia kūnai ir pagerina vidaus organizmus. Maisto piramidė yra mitybos girtas, padedantis pasirinkti sveikesnį maistą.
vartoti grūdinių produktų, vaisių ir daržovių produktų, žuvies ir mėsos, pieno produktų, mažiausiai turėtume vartoti saldainių ir nesveiko maisto. Ar žinote, kad cukrus yra angliavandenis? Cukrus gaunamas iš cukrinių runkelių ir cukranendrių. Lietuvoje yra du cukraus fabrikai. Jie yra Kėdainiuose ir Marijampolėje. Pirmą dieną mes darėm planus su visko etiketėms. Žiūrėjom, kiek cukraus turi maisto produktai. Laboratorijoje tyrėm, kuriuose skysčiuose greičiausiai ištirps cukrus. Statėme cukraus bokštus, lašinome vandenį iš viršaus ir apačios. Stebėjome, kiek greičiau ištirps. Tyrimas su Coca-Cola ir ką daro Coca-Cola organizmui. Antrą dieną mes keliavome į mažosios medicinos mokyklą. Ten žiūrėjome, kaip kiekvienas produktas turi cukrus ir bandėme atspėti, kiek tas produktas turi cukrus. Trečią dieną tobulinome plakatus su maistingumo etiketėmis. Laboratorijoje gaminome irisinius saldainius. Ketvirtą dieną mokslininkai nagrinėjome produktus, kuriuos yra cukraus kiekis. Penktą dieną apsilankėme Kretingos amatų centre. Ten gaminome sveikoviškus saldainius iš vaisių. Tuo pačiu sportavome ir ėjome žingsnis. Apsilankėme Kretingos žiemos sodo parke ir kitose parkuose. Šeštą dieną dalyvavome žygyje žingsniai, Klaipėdoje ėjome 5,5 kilometrų. Kiek cukraus kubelių yra Haribo guminukuose? Mano klasė nekelia rankų. 15. Mažai. 500. Per daug. 150. Ne, 23. per mažai. Haribo guminukuose yra net 67 kubeliai cukraus, tai yra 200 gramų. Įsivaizduokit, kiek jūs cukraus suvalgot vienu metu. Bet jų skanu, cukrus, skanu saldu, skanu saldu. Plojimai trečiai B klasiai. Sakyk, Priešas. kodėl saldu, skanu, kodėl jis priešas? Draugas. Kodėl jis draugas? Nes jis yra skanus, visur gali jį naudoti. Aha, gerai, gerai, kodėl jis gali būti priešas? Nes gadina dantis. Teisingai, o dar? Nes gali susidaryti. Dar atsakymas sutampa dar. Sakyk iš vietos garsiai. Širdį gali susigadinti, tai kitaip tariant, cukrus kenkia. O kuo jis draugiškas? Draugas yra, nes todėl, kad tam nepatinka saldainiai, nes saldainiuose yra cukrus. Nu tai va, tai kad tie saldainiai labai skanu, bet tai dabar palaukit, kaip čia išeina? Tai nieko tokio, jeigu tą cukrų, tų guminukų, kokį čia mokytojas sakė, Haribo, ne, suvalgom pakelį ir wow, turim labai daug cukraus, turim energijos, ne? Iš ko gauna maistinių medžiagų reikalingų jūsų kūnui? Iš cukraus ar iš kitokių produktų? Iš kitokių. O iš cukraus gauna naudingų medžiagų kūnui. O čia yra bėda, kad ne. Nes cukrus jokios naudos neduoda, jis gali tik susargdinti. Gerai, žiūrovams dar klausimas. Kokių, ne, ar Lietuvoje yra cukraus fabrikų? Čia iš pristatymo
Taip, nebūbėgu. Taip ir netgi du. Gal atsimeni kur? Tu teisingai pasakei, jų yra du. Gal kas žino kur? Vienas miestas iš Karalienės. Ne, tu esi iš tos klasės atsakyti negalima. Gerai, užtenka atsakymo, kad jie yra du. Šaunuoliai ausytės girdėjo. Na kągi, trečiokai, visos klasės pristatė praktinę tyrimąją veiklą. Tikrai įdomu, tikrai mačiau puikias jūsų keliones, planavo dienotvarkes, maitinotė sveikai, daug judėt, visokių temų turėjo. O dabar noriu skirti namų darbus. Jūs žinote, kad rytoj užbaigsime mokslo metus, atsisveikinsit su mokykla ir žinokit, nesaugiu, bet visai vasarai noriu jums skirti namų darbus. Ar pasiruošę priimti? Nieko tokio, tada teks priimti be pasiruošimo. Tai namų darbus skiriu tokius. Trečiokams reikia planuoti savo dienotvarkę per vasarą, būtinai suplanuoti žaidimus ir linksmybės, laiką su šeima. Būtinai. Toliau, jums reikia vartoti mažiau cukraus ir maitinti sveikai. Daug miegoti reikia, skaityti, leisti kuo smagiausiai laiką, per vasarą paaugti ir grįžti jau į 4. klasę. Tai tokie jūsų namų darbai. Ar tinka? Negrįžkit į 4. klasę? Grįžkit, mes jūsų lauksim. Tai ačiū labai šiandien. Nagrinėjau tokią temą. Ir sportas mano gyvenime. Paskaitykime žaliai parašytą šūkį, kurį tiesiog atsitiktinai parinkau šiai temai. Paskaitykim kartu. Sportas stiprina kūną ir dvasią. Na va, ar tas šūkis tinka šiai klasiai? Netrukus ir sužinosime. Ir kviečiame plojimais 4. alfą pristatyti savo veiklą. Mes atlikome tyrimą tema judumas ir sportas. Tyrimo tikslas buvo sužinoti, kaip dažnai sportuojame, kokias sporto šakas renkamės ir kaip sportas veikia mūsų savijautą. Norėjome suprasti, ar sportas mums svarbus ir norėtume daugiau sportuoti. Tyrime dalyvavo 77 respondentai. Hipotezė. Dauguma 10–11 metų mokinių ir jų šeimos narių sportuoja bent 1–2 kartus per savaitę ir jaučia, kad sportas jaustis geriau. Didžioji dalis respondentų, apie 63%, priklauso 7–11 metų amžiaus grupiai, o reikšminga dalis apie 34% vyresni nei 29 metų. Tai rodo, kad apklausoje dalyvavo nemažai jaunų mokinių kartu su brandesniais sporto entuziastais. Dauguma respondentų, apie 78% sportuoja laisvalaikiu. Tai rodo aukštą fizinio aktyvumo lygį. Dauguma atsakiusiųjų 32% sportuoja 3–4 kartus per savaitę, o reikšminga dalis 1–2 kartus 31%. Ar net 5 ir daugiau kartų 19%. Tik nedidelė grupė 11% visai sportuoja. Dauguma treniruočių trunka iki valandos, o beveik vienodai pasiskirstę atsakymai rodo ir stipresnio užsiėmimo daugiau nei valandą variantą. Tik nedidelė grupė sportuoja trumpesnį laiką. Populiariausios sporto šakos yra krepšinis ir bėgiojimas. Taip pat nemažai dėmesio skiriama šokiui, plaukimo ir kovos menų veiklai. Atkreipkite dėmesį, kad bendras atsakymų skaičius viršija dalyvių skaičių. Tai rodo, kad respondentai pasirinko kelias mėgstamas sportas. Net apie 8% respondentų išreiškia teigiamą nuomonę. Labai patinka arba patinka. Tik 15% respondentų turėjo neigiamą požiūrį. Tai rodo bendrą didelį sporto populiarumą. Didžiausia grupė 48% jaučiasi pavargusi, bet tai natūralu intensyviai sportuojant. Dalis respondentų patiria fizinį nuovargį, tačiau iš esmės sportas teikia teigiamą patirtį. Beveik visi respondentai teigia, kad sportas turi teigiamą įtaką sveikatai ir stiprumui.
Dauguma apklaustųjų apie 68% norėtų sportuoti daugiau, jei turėtų daugiau galimybių, o 27% respondentų neprieštarauja galimam didesniam aktyvumui. Tai rodo didelį norą tobulėti ir didesnį įsitraukimą į sporto veiklą. Respondentų 54% turi nuo 1 iki 4 metų patirtį. Dauguma dar tik pradeda rimtesnį sportinį kelią. Taip pat yra ir ilgesnė patirtį rodanti grupė 3%. Pavyzdžiui, 25-26 metų sporto patirtis. Nors dauguma dalyvių yra jaunesni 7-11 metų, neatsiejama grupė vyresniai 21 metų, tai rodo, kad palankumas sportui nepriklauso nuo amžiaus. Dažniausiai 3-4 kartus per savaitę dauguma treniruočių trunka valandą iki valandos. Tai rodo teisingai pasirinktą sportinės veiklos intensyvumą. Dėl šios priežasties sportininkai jaučiasi pavargę bent kartą. Aukštas teigiamas požiūris į sportą. Beveik visų respondentų pasitikėjimas sporto poveikis sveikatai rodo, kad sportas vertinamas ne tik kaip fizinė veikla, bet ir kaip būdas pagerintis bendrą savijautą. Rengti sporto šakas patogu. Nurodo tiek komandinį, krepšinis, futbolas, tiek individualų bėgiojimas, plaukimas aktyvumą. Įvairiapusiškas pasiekimas skatina ne tik fizinį, bet ir socialinį augimą ir gali būti pritaikytas amžiui patį. Kadangi dauguma respondentų norėtų sportuoti daugiau, jei būtų daugiau galimybių, reikėtų apgalvoti galimybės, papildomai treniruotis, rinktis naują sporto šaką, perplanuoti treniruotėms skirtą laiką. Rekomendacijos. Skatinti sportuoti kartu su šeima. Organizuoti įvairesnės sporto veiklas mokykloje. Kurti galimybę sportuoti po pamokų. Džiaugtis judėjimu. Mes susipažinome su hip-hop dance studijų. Išbandėme žmogaus motorikos tyrimų laboratoriją. Mes susipažinome su tinklininku.
šitam šūkiui ar ne? Aha, matau, daugumą pritarė, dėkuoju. Ir toliau kviesimės kitą klasę. Jų tema – augu stiprus, sveikas ir laimingas. Paskaityk šūkį kartu. Pažiūrėkim, ar ketvirta klasė apie tai kalbės ar ne. Prašau, ką mikrofonas, plojimų negirdžiu, rankinės. Augu stiprus, sveikas ir laimingas. Tikslas – ir stiprinti fizinę, psichinę savo sveikatą. Uždaviniai – ugdyti sveikos mitybos įgūdžius, susikurti tylesnės aplinkos mokykloje taisyklės, tobulinti fizinio aktyvumo problema. Tėvų susitikimo metu išsiaiškinti problemą. Šiuolaikiniai vaikai auga aplinkoje, gyvensenos įpročiai formuojasi greito maisto reklamos, ekranų viliojimo ir mažėjančios fizinio aktyvumo kontekste. 29 dieną 4 klasėje buvo miego ramybės ir tylos diena. Kuriame vyresnės aplinkos mokykloje taisyklės. Norėdami kažką pasakyti, prieikime arčiau. Matuokime triukšmo lygį, daugiau atkreipkime dėmesį į triukšmo poveikį. Kurkime visi tylos dienų receptus, skambutis, natūralūs garsai, paukščių čiulbėjimas, jūros ošimas ir taip toliau. Mes jų tiesiog šiandien nebegirime. Įsikurkime ramybės kampelį, kasdien bent po vieną tyliąją pertrauką. Organizuokime konkursą tyliausią metų klasę. Gegužės 30 diena – sveikos mitybos diena. Diskutavome apie pusryčių, pietų ir vakarienę, kurie maisto pasirinkimas svarbu augančiam organizmui, kuriame sveikos mitybos dėksniai ir vaišiname daržovėmis ir vaisiais. Organizavome taisyklingas laikysenos ir judėjimo dieną prie jūros. Žaidėme, sportavome, pramogavome. O birželio 4 dieną buvo pilna linksmybių ir geros nuotaikos. Tai juoko, gerų emocijų diena filme. Rezultatas. Supratome, kad sveika gyvensena lengvai pasiekiama kiekvienam. Išmokome būti aktyviais savo sveikatos kūrėjais. Būti sveiku, stipriu ir yra smagu. Taisyklės nematėt? Viena taisyklė tokia, kur buvo nupiešti tylą. Esate bandę? Bet skamba kaip įdomiai, ar ne? Galbūt turėsite progą išbandyti. Ačiū labai 4 klasiai. Dar kartelį užmeskim akį į šūkį, kurį parinkau pagal šią temą. Tinka jis ar ne? Padėkite man suprasti, paskaitykim jį dar kartą. Kartu. Balsavimas pirštukais tinka šitai klasiai ar netinka. Tikrai kartu rūpinamės apie sveiką mitybą, apie triukšmą ir netriukšmą, ar ne, ir tylą. Ačiū šaunuoliams. Taigi, jie sako, judu esu sveikas ir stiprus. Paskaitykime šūkį jų klasiai skirtą. Judėjimas, kelias ir stiprybė. Ir plojimais pasitikime. Savaitės tema yra judu esu sveikas. Pirmąją dieną planavome, ką veiksime visą savaitę. Nusprendėme, jog mums bus svarbu išsiaiškinti, kaip Klaipėdos laisvalaikio vietos išvystytos aktyviam laisvalaikiui. Taip pat norėjome susipažinti su lauko sporto inventoriumi, pamėginti jų siūlomas funkcijas bei aktyvumus.
fizinį krūvį ir tinkamą atsipalaidavimo būdą. Gegužės 28 dieną internete radome nemažai informacijos apie sportą ir jo teikiamą naudą žmogui, todėl nusprendėme pagaminti spalvingus ir informatyvius projektus apie pasirinktą sporto šaką. Antrąją dieną aiškinomės, kiek daug sporto inventoriaus yra poilsio parke. Ten jų radome nemažai, tuo pačiu pasportavome, pakvėpavome grynu oru ir atsipalaidavę grįžome namo. Trečiąją dieną, kiek sporto inventoriaus yra netoli mūsų namų, daugiausiai radome Debreceno alėjoje ir šiek tiek šalia Dubako. Ketvirtąją dieną netikėtai mūsų užklupo lietus, bet jam praėjus galėjome nuvykti į Sąjūdžio parką, kuriame ne tik sportavome, bet ir praleidome laiką. Stebėjome įvairius ratus ir nematytus augalus bei gyvūnus. Penktąją dieną saulė mus truputį palepino, todėl galėjome drąsiai apžvelgti sporto aikštelės prie Jono kalnelio ir Danės skvere. Ne tik pasportavome, bet ir atkreipėme dėmesį, jog senamiestis labai prižiūrimas, saugomas, puošiamas ir ruošiamas vasarai. Šeštąją dieną keliavome į Melnragę, kurioje mūsų laukia nuostabus žygis pajūriu. Vėjui keliant mūsų plaukus nusprendėme apsilankyti kopose. Labai nustebome, kai juose radome ekologiškus iš pušies medienos pagamintus treniruoklius. Melnragės žygyje mus lydėjo anglų kalbos mokytoja, kuri mums rekomendavo įvairių kvėpavimo pratimų bei priminė angliškų sporto terminų pavadinimus. Na, o šiandien susirinkę prisiminėme visus įspūdžius. Padarėme išvadą, jog daugiausiai sporto inventoriaus galima rasti centrinėje miesto dalyje. Kasdien judėdamės ir sportuodami, taip pat supratome, kaip svarbu tai daryti, ypač gryname ore. Sportas laukia mums, padėjo atsipalaiduoti, naktimis daug geriau miegojome, nebuvome tokie pikti kaip įprasta. Visų mūsų širdise liko įsimintinų įspūdžių iš kiekvienos dienos, kiekvienas pasirinkome savo labiausiai patikusią sporto aikštelę. Vasarą sportuosime. Siūlome jas pamėginti. Kad pasportavę nebuvom tokie pikti, kaip įprasta. Labai tikiuosi, kad kasdien piktumo nėra. Tiesiog tokia frazė, ne? Kągi, pasitikrinam, ar šūkis atitinka šitos klasės. Turi atitikti, ar ne, vaikai, nes šūkius tiesiog bandžiau atspėti pagal pasirinktas temas, klasių temas. Paskaitykim. Judėjimas, kelias, įsilygė. Ar sutinkate? Nubalsuokite, balsuokite pirštukais. Va, taip, žinoma, kad taip. Taigi, ačiū 4 A klasiai ir keliaujame pas dar vieną klasę. Šią klasę neveltui palikau, tokiam kaip ir užbaigimui mūsų maisto ir fizinės veiklos misija. Sveikuolis superherojus, sako šitą klasę. Parinkau ir šūkį jiems, padėkite perskaityti. Mūsų misija būti sveikais superherojai. Va, kaži, ar mums pavyks ar ne? 4 B klasė, keliaukim žiūrėti apie tas superherojus. Šiandien yra sveikumo diena, sveikoji mityba ranka pasiekiama. Maisto ir fizinės veiklos sveikuolis superherojus. Pauliau, ką labiausiai mėgsti valgyti? Visi žino, kad
naudinga mūsų organizmui? Matė. Giedrė, ko norėtum vaikų organizmas? Sveikas maistas tai ne tik energijos šaltinis, bet ir pagrindas gerai sveikatai. Toks maistas aprūpina organizmą svarbiausiomis medžiagomis, kurios stiprina imuninę sistemą, reguliuoja hormonų veiklą ir padeda išvengti įvairių ligų. Apie tai ir pakalbėkime. Informacija. Padarėme išvadą, kas mums svarbu. Valgyti įvairų maistą, nes nei vienas produktas neturi visų reikiamų kiekio medžiagų. Sveikas maistas svarbu ir mūsų vidaus organams, tad ateityje būsime sveikesni. Didžiąją dalį turi sudaryti grūdinės kilmės produktai ir daržovės. Kasdien valgykime baltymus ir angliavandenius, tačiau saikingai. Saldumynus rinkimės retai ir mažai. Pienas gali būti naudingas akims dėl vitaminų A, B2, B12. Piene išlieka daug naudingų medžiagų, kalcio, baltymų, vitaminų. Jis įvairiaujamas švelnia pasteurizacija. Kalcis būtinas kaulams ir dantims. Baltymai padeda augti raumenims ir stiprinti organizmą. Vitaminai aprūpina organizmą vitaminais A, D, B2 ir B12, svarbiais gerai sveikatai ir energijai. Maisto kelionė iki mūsų į saulę. Sveikiausia tai, kas auga Lietuvoje. Lietuvoje užauginti vaisiai ir daržovės neapkrauti nereikalingais chemikais. Pienas ir priedgina galioja, bet gali būti kenksmingi sveikatai. Kuo arčiau, tuo labiau. Kuo trumpesnis kelias nuo lauko iki tavo stalo, tuo vaisiai ir daržovės šviežesni. Turi daug vitaminų, yra sultingi ir gardesni. Subalansuota mityba vaikams. Geriau išvengti negu gydyti. Ši patarlė puikiai atskleidžia prevencijos svarbą. Pusiau sotus, visai sveikas. Ši patarlė atspindi supratimą apie kalorijų ribojimo naudą. Svarbiausia ir įdomiausia mums. Jei jau norisi arbūzo arba kolos. Viską gerai, Pauliau, ta prasme, iš tikrųjų, dėl pasidalinti. Jei jau norisi arbūzo, sausainių ar Coca-Colos, reikia rinktis vartoti pirmoje dienos pusėje. Svarbu saikas. 1 gramas riebalų turi 8 kalorijas. Baltymai ir angliavandeniai 1 gramas turi po 4 kalorijas. Pagrindiniai baltymų šaltiniai tai mėsa, žuvis, kiaušiniai, nebūtini raumenų augimui. Vaikų į jaunimo orientavimosi žygis. Žingsniai Klaipėdai. Jaučiam akmeniui sąmonę neapauga. Ši patarlė puikiai atskleidžia fizinio svarbą.
įdomu buvo istorija? Senovėje gyvūnų maistas buvo skirstomas pagal vertę gyvūno. Jei valgysi jautieną, būsi sveikas ir stiprus. Jei rinksi avieną, būsi Jėzaus sūnus. Valdovo Mindaugo mėgstamiausia mėsa buvo jautiena. Mindaugas kviesdavo savo svečiams pateikti jautieną ir sūrį. Kartą beta klasės mokiniai ir mokytoja nukeliavo 7,5 km atkarpą. Šiandien yra sveikumo diena, sveika mityba ranka pasiekiama. Nesiems ir aš nevalysiu, jeigu jau taip atsitiko. Taigi, ačiū ketvirtai Beta. Kažkokie kai kurie pavargę, matyti 7,5 kilometro labai išvargino. Ar tau padėti rasti vietą, ar tu pats? Rasi. Na va, šaunu. Tai ačiū tikrai. Tai kaip tapti superherojais? Kas man klausino? Kaip tapti superherojais, jeigu galvojama apie judėjimą ir mitybą? Ko atsisakyti reikėtų mityboje, gerbiami žiūrovai? Kas man atsakys? Tai kaip skanu? Ar visai atsisakyti, ar kaip? Teisingai, reikia turėti saiką. Su saiku visko galima. Taigi, kaip su tuo judėjimu? Ar man reikia kasdien būtinai bėgti į sporto klubą, ar galiu kažką tai rinktis? Kas patarsit man, kad tapčiau superherojė? Rinktis. O ką galėčiau rinktis? Kažkokią sporto šaką. Aha, o jeigu aš tikrai mėgstu, ar tu to? Kasdieniniam judesiui. Šoka, ką tu galvoji, ar ne? Na kągi, manau, kad aktyvus gyvenimo būdas jūs tikrai priartintų prie superherojų. Na kągi, ačiū už